Įtaka ir argumentacija. Tinkama argumentacija didina įtakos galią. Ir ką reiškia tinkama argumentacija, kad mes turim pagrįst prekės savybės arba paslaugą argumentais, paaiškinant naudą. O įtakot mums vis dėlto reikia klientą. Jeigu mes norim kažką parduoti, pasiekti savo tikslus ir tame nėra nieko blogo, bet tinkamais priemonėms, tinkamoms. Ja? Prisidarėm prie žmogaus, kalbėjimo tempu, išsireiškimais, sakinių struktūra, kūno kalboje. Viskas leidžia suformuoti bendrumą ir tokiu būdu įtakot bus klientam lengviau. Tikinančiai bendrauti, pasitikėti produktui ir pirmoje eilėje savim.